Važiavau į miestą, biškį apsipirkti apie 10 valandą vakarą. Vienu žodžiu, Lapės ir Tauragė jau pasirodė į miestą parein. Tai man iš karto suvokims atėjo susijęs su miškais. Kadangi dabar visi gyvūnai augina jauniklius, paukščiai, lapės, meškas, vilkai, visi. Kai miškus kert tokiu metu, kai yra perimi jaunikliai vedami, jie trikdo jų ramybę. Jie varo miškovežiais ir traktoriais, aparatūrom ir trikdo miško ramybę. Kur žvėreliui dėtis? Jis eina į mišką į miestą. Kur jiem dėtis? Tai vyrai, jeigu nenustosit to viso makalynę daryti, motulė žemė jum atkiršys. Karmos būdu. Patikėkit manim. Kai tokių technikų dar nebuvo, žmonės paisė gamtos ciklų ir nelindo į mišką trikdyti ramybės.